Pasaka apie sergantį kiškiuką. Seniai, labai seniai, vešliame žaliame miške gyveno kiškiukas vardu Karolis. Karoliui labai patiko gyventi miške. Jis kasdien čia dūkdavo, bendraudavo su sutiktais gyvūnėliais, o pavargęs ramiai tyrinėjo augalus ar tiesiog susižavėjęs žiūrėdavo į dangų. Vieną dieną Karolis šokinėjo savo mėgstamu takeliu, kai staiga pajuto, jog pilveliui kažkas ne taip. Jis iš pradžių nekreipė dėmesio, galvodamas, kad tai greičiausiai tik burbuliukai kutena. Tačiau dienai bėgant jis ėmė jaustis vis silpniau ir silpniau. Jo nosytė, paprastai uostanti viską aplinkui, visai nejudėjo, o ir akys, paprastai spindinčios iš džiaugsmo, kiek paniuro. Kai Karolis grįžo į namus, pasijuto visai blogai. Tėtis, supratęs, kad kažkas negerai, greitai paguldė jį į lovą ir užklojo šiltą antklodę. Dabar pailsėk, mano mažiuk, švelniai tarė tėtis. Tau reikia pabūti namuose ir atsigauti. Bet tėti, sušnabždėjo Karolis, pilnu nusivylimo garsu. Aš negaliu būti namuose. Man reikia eiti į lauką, žaisti ir šokinėti su draugais. Nenoriu gulėti. Tėtis švelniai nusišypsojo ir paglostė Karolio ausis. Žinau, kad tau patinka būti lauke, bet dabar tavo kūneliui reikia laiko pasveikti. Jei skubėsi grįžti į lauką per anksti, gali dar labiau susirgti. Karolis nesutiko su tėčiu ir paniuręs vartė savo akis, bet jis jautėsi toks pavargęs, kad neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik pasilikti savo namuose. Kelias dienas jis gulėjo lovoje, žiūrėdamas, kaip pro mažą langą spindi saulės spinduliai, jausdamas, kaip pro jį prapučia visus vėjelis, kurį taip mėgo, bet negalėjo išeiti į lauką žaisti. Jo geri draugai, žvirbliukai, voverytės ir ežiukai užsukdavo pas jį svečius papasakoti, kaip jiems smagu miške. Jie atnešdavo jam gėlių, riešutų ir pasakojimų, stengdamiesi kuo labiau jį pralinksminti. Tačiau Karolis vis tiek liūdėjo toliau. Jam trūko saulės šilumos, kuri taip maloniai glostydavo kailiuką, laukinių gėlių kvapo ir didžiulės erdvės laukuose, kai norisi be sustojimo bėgti. Išorinis pasaulis atrodė toks tolimas ir jam atrodė, kad jis jo netenka. Vieną rytą, po to, kai atrodė, kad praėjo visa amžinybė, Karolis pabudo ir pastebėjo, kad kažkas pasikeitė. Jau nebe taip skaudėjo pilvą, o ir energija pamažu grįžo. Nosytė po truputėlį ėmė gaudyti visus kvapus, o akis vėl ėmė spindėti. Jis suprato, kad būdamas viduje pagelbėjo savo kūnui pasveikti, kaip ir sakė tėtis. Apsidžiaugęs, Karolis pašoko iš lovos ir pirmą kartą per kelias dienas atsargiai išlindo iš savo urvelio. Saulės šviesa šildė, gėlės kvepėjo saldžiau, o žolė po kojomis buvo minkštesnė. Jis giliai įkvėpė ir pajuto džiaugsmo pliūpsnį, nes suprato, kad vėl gali žaisti lauke. Oi, kaip aš pasiilgau šio kvapo! Netrukus prie jo prisijungė draugai ir jie visi atšventė Karolio sugrįžimą pievoje, žaisdami slėpynių. Žaisdamas Karolis jautėsi dėkingas už laiką, kurį praleido besiilsėdamas. Dabar jis suprato, kad kartais svarbu padaryti pertrauką ir duoti savo laiko pasveikti, net jei ir sunku laikytis atokiau nuo to, ką mėgsti. Nuo tos dienos Karolis atidžiau stebėjo savo pilvuką ir klausėsi jo skundų, net jei dėl to reikėjo kuriam laikui praleisti linksmybės. O ir visas miškas su savo stebuklais kantriai laukė Karolio, kai jam reikėjo laiko pasveikti, žinodamas, kad jis sugrįž stipresnis
ir guvesnis nei anksčiau. Pasakos pabaiga.